Antanas Garšva eina 34-ąją į savąjį hotelį. Štai užkandinė. 7-Up, Coca-Cola, sendvičiai su kumpiu, sūriu, itališki su saločiais. Štai krautuvė. Stiprus batai iš Anglijos. Langutos kojinės. Elena, tau padovanosiu kojinės. Tu nesi tvarkinga, tu kreivai užmauni kojinės. Siūlė nusmukusi. Numauk jas, numauk. Aš pats užmoviau nupirktasis. Stangriai. Elena, man patinka kartoti tavo vardą. Prancūziško valso tempu. Elena, 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 Elena. Truputėlis graudulio, truputėlis skonio, esprit. Panglos buvo metafiziko, teologiko, kosmonigologijos profesorius. Akmenys reikalingi tvirtovėms statyti, skelbė jis. Keliai yra susisiekimo priemonės, skelbė vienas susisiekimo ministeris. Tavo vardas reikalingas tave prisiminti. Viskas išmintinga. Noriu vėl bučiuoti tave. Išmintingai. Tik į lūpas. Tik į lūpas. Aš nubrėšiu magiškai kreidą Tristano ir Izoldos kardą ant tavojo kaklo. Žemiau kaklo tavęs nebučiuosiu. Tik, 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 tik. Dėkui Dievui, jau nebešala rankų ir kojų pirštai. Elena, 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 Elena. Štai ir mano hotelis.